spaudimo rutina, kurią darau. Ir gal kažkam patiks, gal kažkas mėgstat tiesiog namuose greitą tokią mini treniruotę pasidaryti. Ir tai yra taip kopėčių principų visa ta rutina yra. Tarkim, pradedam nuo 15 paprastų atsispaudimų, 10 plačiai, 5 deimantukų, tada vėl 5 lieti su užlaikymais, tada 5 taip, 5 taip ir ant pačio galo pilnai ištiesiam rankas, pasilsim, kiek galim palaikom ir galų gale ant pačio galą maksą savo, kiek dar galit. Tai aš darau jau 40, 30, 20, 10, 10, tada užlaikyms ir tada dar, kiek dar galiu. Tai galim pradėti su manim, kas norit. Pradžiai 40. Lygtais 40. Minutę 2 poilsį. Ir tęsim toliau. Tai va tokį nusileidimą gali daryti. Jo. Per tą laiką biškį atsistatykit, atsigerkit vandens. O tiesiog grįžkit. Grįžkit. Jau dabar iškart pasijaučiu, kad pasijungia viskas. Taip. Na, kaip ir tuoj porą minučių bus. Ir toliau. 30. Prieš tai buvo va taip rankas, dabar čiut plačiau ir atspaudimai šum. Toliau. Toliau ilsimės. Iš karto jaučiuos rankutės. Per tą laiką aš mėgstu, dabar nedarau, per tą laiką aš šiaip darau tiesiog tempimo pratimus, prasižėgęs, klubus išlaisvinti, ten gali užsistatyti minutę 2, kaip kas norit, tarp tų atsispaudimų ir svarbu pailsint raumenuką ir va taip. Stengiuosi taip kiekvieną dieną, būna gal savaitę kartą ar 2 nepadarau, bet šiaip visą laiką padarau. Ką atėjo papasakoti. Dar minutė.
Ir darysim 20 deimantukų. 20 deimantukų. Po 20 deimantukų bus 10 lietų. Lietų. 5 sekundėm užlaikymų. Taip. Dar pusę minutės poilsį. Taip. Taip atėjo mano draugelis man padėti. Ir taip. 20 deimantukų. 20 deimantukų. Taip, 20 deimantukų. Viduriniai krūtinės daliai. Ir viskas įsijungia. Visa krūtinė, biškį nugarytė, pečiukai ir pačias rankas. Tiesiog fainai taip yra prasijudėti. Ir jinai tokia vat trunk. Dabar jau 7 minutės, ne? Filmuoju. Tai trunk 10-12 minučių. Per tą laiką vėl atsigaunat. Dar minutę pailsim. Ir tada jau lieti. Yra jau ką veikti darytos lietus. Tai yra ką veikti. Vien prisiversti, ne? Nueiti ant kilimėlio, prisiversti, daryti. Tai katinas duodas aplinkui. Gerai. Galim lietus su žiūrovu, ne? Gerai. Taip. Keturis turim, ne? 5, 6, 7, 9, 10. Opa. Taip. Vėl pasilsim. Galim palaikyti rankas plačiai. Opa. Truputį slyst nuo grindų. Jau kiek galit pratempti. Rankas po truputį slyst. Laikom. Slyst rankytės. Geriau ant kilimėlio daryti. Taip. Dar minutę atsivažiuom. Ir padarysim taip. 10. Ir po visą šitą dar kiek įmanoma. Paskutinį jau ten 20, ne? Jau 25 kokius. Jau pradėt čia viskas tempt, degti. Ir va taip. Ir va tokia yra paprasta 10 minučių, 12 minučių treniruotė. Grįžtam į save, grįžtam.
Labai gera tokia atsispaudimo treniruotė. Daryti iš karto pasijaučiu krūtinikė, iš karto pasijaučiu rankas, iš karto toksai bum, tvirtesnis ir pasiruošęs kilti dieną. Ta, per dieną galit kelis kartus padaryti, ne? Duokit poilsį, nes tikrai po to jaučias rankutės. Sakau, šiaip žmonės gali sumažinti. Daryti. Aš pradėjau nuo 15, 10, 5. 15, 10, 5, vėl 5, tada po 5, taip. Ir tada ant pačią galą dar kiek galiu. Ne? Tai va taip pradėjau ir po truputį didinau, 20, 15, 10, tada 30, 25, 20. Ir va taip padidinau ir dabar darau 40, 30, 20. 10, 10, 10 ir panašiai. Tai toliau progresuojam ir po 10 atsispaudimų, skirtingas rankas į priekį, ne? Taip. Taip, po šito pratimo galit vėl išlysti rankutės, laikyti kiek eina, laikyti. Taip, ir vėl atsėdam, minutę poilsį ir vėl užvarom ir dušą. Taip. Sėdit, galite tokį pratimą daryti. Kad meditacijai pasidėti patogiai, reikia laisvinti savo klubus. Tai visokie drugeliai, ne? Gali drugelius stumti, ne, savo kūniam per tą laiką. Savo galit virvutę treniruotis. Vieną koją į priekį, vieną atgal, špagatą, virvutę. Ir tiesiog vat, užsiimti tose tarpuose, kai nieka ilsitės, kokį tam pirmą pratimuką padaryti. Arba ten pasilenkims į priekį, ne? Arba ten dar kažkoks. Ir va, artėjam, nu ir kiek čia gausis. Nu, 15 minučių, ne? Na ir dabar jau iki galo paskutinis. Opa. Nu dar 5. Nu ir va, visą pilną treniruotę. Geros dienos visiems ir sėkmės.